Žiūrėkit, tai konservatoriam buvimas valdžioje ir reikalinga, kad sukti schemas. Ar tai būtų Mažeikių nafta, ar būtų įvairiausi bizniukai prasukimai per valstybės institucijas, jiem tik tam ir reikalinga valdžia. Jie ne tam ateina, kad dirbti tautai, kad tauta būtų laiminga ir visiems būtų gerai. Ne. Pavyzdys, Zingeris yra pas Kuklianskį toj bendruomenėje sėdi, buimt Šimonytė 40 milijonų dovanų. Tai neturėjo pinigų, tai pasiskolino tą 40 milijonų ir padovanojo. Bet kai kalbam apie jaunas šeimas, nėra nei 1 milijono negalim gauti. Tai jiem visą tai reikalinga. Aš atsimenu, kai konfliktas tik prasidėjo Ukrainoje, tai jie pakeitė įstatymą, kad labdaros rinkėjai neturi atsiskaityti mokesčių inspekcijai. Nebereikia rodyti, kur tu padėjai pinigus, kur išleidai, ir tada atsiminkint Šiaulių konservatorius, kurie paaiškėjo, kad pavogė surinktą labdarą. Tai tik po kelių metų sugrąžino atgal tą įstatymą, kad jau vis dėlto reikia atsiskaityti. Bet žiūrėkit, sugrąžino, kai kadencija baigės. Kai jau jų reikaliukai baigėsi, kaip sakant, tada sugrąžino, jau reikia atitaisyti. Tai jiem reikalinga valdžia sukti schemų. Tai jeigu tauta to nesupranta, nuo Baltkiapų iki Landsbergienės mokyklų ir visų kitų dalykų, tai jau dabar yra akivaizdu. Ir jie net nebeslepia. Net nebemato reikalas slėpti to.